Taigi, reiškia. O, netgi subjektyvus dalykas kaip Valpurgija, tai yra subjektyvus vienai šaliai. Kitiems aiškina velniai. Subjektyvumas istorijoje. Gėris siektas vardant gėrio, kuris reiškia žmogų žlugimą, kaip nuo 10 iki 1. Kaip tai įmanoma? Prastai pasaulis sukasi aplink. Gravitacija yra dėl to, kad žmogus sukasi savo gyvenime nuo 1 iki 10 ir vėlgi tas pats. Skiriasi biologija. Neuronaigi, širdisgi, matematika širdies. Išlaiko žmogų stabilų. Vadinasi, nepasikeitusi arba susirgusiai. Vadinasi, vegetuojantį. Arba tiesiog sistemos nekenčiama monarchija. Žydų hebros pasibaigsiantys su savo kultūra ant kryžiaus. O ne vaikus atkankint tam, kad apkaltinti motiną. Prieš 10 metų Valpurgijos tikėjimo astrofizikos. Meilės iš proto varančios dėl vaikų kančių. Ir šitas urodas Kristinas Striukės lipa ant scenos įrodinėt savo, reiškia, ašarą, savo kančią. Dieve, tu mano taip vadinama debilų fali moteris norinčia karalienė būti. Bet tai tik tai 38 gama hebros debilų bijančių įtikėt realybę arba neigs fantazijas. Tai vadinama utopija sovietinė praėjusi, palikusi vietoj fantazijų iliuzijas. O sovietinių žydų, kurie bandantys ekstremistais arabais apsirengti. Ir vėlgi italais pasiremti. Iš to lieka iliuzijos. Konstitucija Europos Sąjungoje nesiruošia keistis pagal Rusijos supuvusių durnių chroniškų jokius režimus Švedijai. Nes ir Švedija NATO.